senovės Atėnuose. Tada jisai niekam nerodydamas tą pergamentas, nes nebuvogi popierio. Ir tušinuko nebuvo, nes kažkokia kreidėlė jau. Angliukų. Su paukščio plunksna. Galima. Ir nupaišęs tą, reiškia, tą byvininką, kažkur eina, kur mramoras auga. Pas mramoršiką. Gerai, pas mramoršiką. Ir sako mramoršikui, man reikia žmogaus ūgio tankis didesnis, kaip 1,5 sabonio. Sako, man reikia, nes aš vėl, o tas apsidžiaugia, vėl darysit kažkokią skulptūrą, turbūt vėl kokią nogobobą be rankų, ne, sako, ne. Ir mramoršikui labai įdomu pasidarė, sako, pasakyk man, ką darysi. Aš sako, aš negaliu. Sako, tu vis tiek nusipaišęs eskizą, parodyk. Tas sako, gerai, niekam nesakysiu, aš su mramoršiku draugą. Mramoršikas sako, du dantį. Ir tas taip pasiveda, kad mramoršiko ubliutkai nematytų ir ošvenė. Ir rodo tą nuotrauką, tas bibininkas. Mramoršikas susijaudina, bibis atsistoja. Nes homoerotiška, jam biški traukia. Pats ir mūsų skulptorius neištrinkim iš likties, kad jis irgi biški toks keistas. Tai romėnai, ten graikai visi buvo. Graiko romėnas. Ir jis tada, sakom, mramoršikui, žiūrėk, aš skaptosiu šitą vybininką. Ketvirtadienį. Ne. 3 dienas ir 3 naktis. Sako, man reikia, kad neteitų joks policijaskas, nei iš Atėnų, nei iš Spartos. Sako, jeigu artinsis, koks nors Archimedas, policininkas, tai sakyk jam, kad čia dirbo labai, užsakymą vykdo. Olimpinį komitetą. Nes jie ten daugiau nieko nedarė, tik olimpinį. Mramoršikas sako, gerai, aš saugosiu. A gali dar parodyti? Dėl bivina jau nudrošė. Ir tas dirbo 3 dienas, 3 naktis. Kala ten. Tuk, dieną naktį. Ir kai jam prieina, jis pradėjo nuo galvos. Nosis ten ta graikiška. Zavihruškos, čia biceps ir prieina prie bivio. Negali dirbti, jam bibis stoja pačiam. Ir jis tada 2 kartus kala bivio jau tą ir 3 savo kad nusiramintų. Tada vėl 2 ir kažkurio metu sako tam mramoršikui, sako, aš susiduriu su sunkumais. Nebegaliu. Ne, sako, ne 3 dienas, 3 naktis, o 4 dienas ir 4 naktis. Tas sako, gerai. Mes taip nesidurim. Ne, sako, gerai, bet parodyk man dar tą. Tas vėl. Ir 4 dienos ryte jau jis ten baigė tą sudėtingą problemą. Ir ten kojos, ten kanopos, viską. Ir mramoršikas norėjo vėl, sako, aš galiu pažiūrėti rezultatą, o tas jam sakė griežtai, tik kai baigsiu. Ir mramoršikas sako, gerai, bet tu sako, gali bent pasihintą kokį. Ar kitos vietas dasikas, tu sako, jau ir žemėlą, kiekvienų. Ir tada mramoršikui mintis sako, o kaip tu iš kitos pusės ten? Sakė, aš mačiau, kad aš paskilutį žiūrėjau. Tipo aš ant šucherio, kad nuo policininkų. Bet aš paskilutį tai žiūrėjau, kai tu kali aplink ten tą bibį skaptoji, tai taugi irgi pasistoja. O tai kas bus, kai tu jam šiknos skylę kalisi? O mramoršikas galvo, blet, aš visai nepagalvoju. Jis dar ne. Jis tik priekį. Supratau. Ir po to jis pakvietė visą mramoršiko ten gerų draugų, kurie tikrai niekam nepasakos, bet visi buvo vienodi irgi paprašė parodyti. Jau kai kurie jau pradėjo ne ant skečo, o nuo tikro. Nes jis jau anveilino. Jisgi labai gražus. Labai gražus. Grožis dievas. Ir tada su tais savo draugais pagalbininkais apsuka tą granito gabalą, o iš kitos pusės ten reikia iš naujo. Tai tas, sako, žiūrėk, kažkur, sakau, 4 dienos, aš pat nepagalvojau, kad čia tik pusę daro. Sako, aš suprantu, sako, man kur kas įdomiau, kai tu prieisi prie šiknos, tai pakvies mane. Ir draugai sako, ir mūsų irgi. Tas sako, aš šiaip laikausiu principo nerodyti darbo prieš jį pabaigę. Sako, tai jau parodyti. Gerai, sako. Bet to jūs faini žmonės. Jo. Bet apie tai vienas iš tų draugų prasikalbėjo. Bobai papasako, tą Bobą, mramoršiko Bobai. Ir tada per Bobas tas toliai greit nuėjo iki olimpinio komitete. O ten sėdi Archimedas su Platonu. Platonu.
Ir jie, kai ateina, bobos minė ateina jų tą štab-kvartyrą, sako, ten mano vyras, šventvagystė, Bibininką kala iš mramoro, ten tas žymus skulptorius, kaip ten jo pavardė, sako, ateikit, jie dabar jau, atėjo, sako, jau Bibį nukalė, sako, jo, baisu, sako, tai, rodė, kur ten gyvename, mes ateisim, atseit reviziją, bet iš tikrųjų norim irgi Bibį pažiūrėti. Archimedas su granitinį, su Platonovu ateina, o tuo metu tas meistras ir visi tie draugai ir Bramusikas susėdė, ten kūrena lauželį, kad apšviestų. Ir jie galvoja, kad nieks nieko nežino. O tas jau prieėjęs prie strėnų ir jau pradeda šikną kalti. Ir visi baisiai seilės bėga, bibiai stovi, tuoj pamatysim šiknos skylę. Gražuolių. Ir ateina, durys atsidaro ir bobam Bramusikas, va, čia jie, sakiau, padla, ne? Va, čia jie. Tai ateina, jos visus gerbė, jų, nes jie labai protingi. Ir jie ateina su tom togom, nusijama susiškom. Kur čia tas skulptūra Bibininko, kur šitas meistras pagal mūsų žiniomis skaptoja. O jos pagavo red-handed. Ir jie, kai pamatė, sako, atsukit mūsų skulptūrą iš priekio. Bet sako, čia kol kas matosi galva iš užpakalio, nugara ir prie šiknos matosi prieita, bet mūsų daugiau įdomina priekis. Tai atsuka, jis toks gražus. Bet kas įdomiausia, kad kol buvo nusisukusi skulptūra, jie irgi vis pasistovė. Kam? Skulptūra. Skulptūra? Čia mitologija. Pas mus gyvytis. Atsisuka Apolonas tas, kur taip stovi, su tokiu stojaku. Tai pamatė, sako, riembibė atsistoja. Ir tada Archimedo, o ta boba žmona, ta iš vis užsidengia. Čia, kaip čia, sakau, eik boba nachui. Eik žiūrėk Afrodizis. Afrodizis, žiūrėk, Afroditą gimdo jau. Ir tada Archimedas ir Platonovas liepia nukalt Bibį. Tavarsi nudaužt. Nudaužt, kad vėl būtų mažiukas. Tas normalus. O tie sako, palaukit, gerbimi mąstytojai ir išradėjai. Mes jūs labai gerbėm. Sako, mes žinom, kad gerbėm. Sako, palaukit, taigi meistrui leiskit užbaigti, mes visi laukiam šiknos skylės. Gal ten irgi bus stebuklas, kaip su Bibiu, kur buvo nugleibęs. Kas ten gali būti? Maža ką. Ir meistras, žinai, jis toksai pasimetęs, nežinau, ką daryti. Ir jam irgi ten nuo to vaizdo, irgi visi sustajakė. Taip, tai gerai, kad ten. Visi. Ir vaikų spyso ir ten žodžiu. Tai gerai, kad tuo metu nebuvo vaikų. Nes naktis. Bet išaušo rytas. Atėjo Mramoršiko vaikai. Pakeliu į mokyklą. Taip. Ir pamatęs, apie 50 vyrų su stajakais.